Kaip tu pats manai, ar medžioklė yra reikalinga? 100% taip. Kvailam neįrodysiu, protingi žmonės ir taip supranta, kad medžioklė, selekcinė medžioklė, aplamai medžioklė yra labai reikalinga. Kurie nesigilina į šitą reikalą, jiem atrodo, kad mes medžiotojai važiuojame žudyti, ta prasme, gyvūnus ir nežinau, mėsos į šaldiklį prisidėti. Tai yra N darbas, kainuojantis N pinigų. Tai nėra taip paprasta, kaip atrodo. Kaip ir, sakykime, neprofesionaliam sporte, ten tenise, golfe ar kažkur, tai medžiotojų draugystė, buvimas kartu irgi yra superinis laiko praleidimas. Ir dar kartą reikia pasakyti žmonėms, medžiotojai negeria prieš medžioklę. Trofėjiniai ožiai ar selekciniai? Selekciniai. Ir galiu iš karto argumentuoti dėl ko, nes ateina tokia realybė, kai kur dėt? Jeigu neturi sodybos, jeigu gyveni bute, dar kol gyvenau name, atsimenu, sakiau, čia aš gal garažė, tai man brangioji sakė, aš tau garažė. Paukščių medžioklė patinka ar nelabai? Ne. Come on, tai yra paukščių medžioklė, kur ten tų trofėjų kabinti nereikia. Aš nežinau kaip pačiam, bet aš žinau ir tu žinai. Aš ir pats nemėgėjas. Nemėgėjas? Ne. O kiškiai? Sveiki, mano tinklalaidės žiūrovai. Šiandien pas mane svečiuose labai garbingas žmogus. Iš tiesų, tai yra daugkartinis LKL čempionas, Europos taurės laimėtojas, Eurolygos čempionas, olimpinių žaidynių prizininkas, buvęs krepšininkas, krepšinio treneris Darius Maskoliūnas. Dariau, labas. Sveikas gyvas, Rukai. Prisipažinsiu, su Darium susipažinau labai netikėtai. Nuvažiavęs į parduotuvę medžioklės reikmenų ir obala, užeina labai aukštas vyras ir kažkur matytas. Ir netyčia susipažinom, palaikom ryšį šiek tiek ir nusprendžiau pasikviesti Darių į studiją, pasišnekėti apie medžioklę, apie gyvenimą, apie bites ir krūvą visokių kitokių reikalų. Dariau, pradėkim turbūt nuo to, kad pats esi medžiotas, teisingai? Tikrai taip. Kiek metų? Jeigu pradėti iš vis nuo, kai sakyt, nuo pat pradžių, tai sakyčiau nuo kokių turbūt 10 metų. Kaip vaikas varovų, eidavau Vandžiogalos miestelėje, dirbo stomatologų mano dėdė, kuris buvo medžiotojas ir jo sūnus, mano vienmetis. Mes labai draugaudavom, žodžiu, ir nuo tada užsimezgė tie pirmieji žygiai, ne žygiai, ėjimas į mišką, kur dar nelabai suprasdavo ir taip toliau. Ir pagrindinė atrakcija, dėl ko, sakykime, tas labai viliojo eiti, nes būdavo, kad per pietų pertrauką leisdavo palaikyti šautuvą. O dar kartais galbūt net ir iššaut? Negalima, kaip žinau. Taip sakyti negalima. Taip sakyti negalima. Gal netyčia, kaip kam nors ir atsitikę buvo. Tai žodžiu, nuo tada jau būdavo, kad pats ieškodavau, klausdavau, kada bus ir taip toliau. Ir toje aplinkoje susiformavo pas tave ta nuomonė, kad medžioti noriu, medžioti ar medžioklė man patinka, noriu būti gamtoje. Ir dar senelis mano amžinatilsi irgi buvo medžiotojas ir tokių yra įstrigę keletą iš vaikystės atsiminimų, kad kai dar žiemos buvo tokios kaip žiemos, aš puikiai atsimenu ir puikiai atsimenu zuikių medžioklę, kad su seneliu dar sakau, tokie yra kaip paveiksliukai tokie išlikę, kad ten eini brendi paskui senelio pėdomis grįžti iš tos medžioklės namo ir kaip dabar atsimenu prie lauko virtuvėlės sukabinti zuikiai kaba, jo brandinasi, senelio sumedžioti, tai irgi tokie išlikę epizodai. O sakykime jau medžiotojo bilietą ir pirmosios medžioklės jau kaip pačiam medžiojant, tai man atrodo, jeigu aš neklystu, 94 ar 95 metai. Tai nemažai metų. Jo, tai, tik tai, čia gal prieisime eigoje, bet žinot, iš manęs medžiotojas tuo metu, kai profesionaliai sportavau, buvo labai, sakykime, paviršutinis ir prastas. Tai kalbėkime apie tai, kad profesionalus sportininkas turi kiek treniruočių per dieną, 2 kaip minimum turbūt, ne? Tais laikais 2. Jo, tada pridėkime laiko nebūdavo. Jo, varžybos, turnyrus, realiai net ir savaitgalį tikriausiai sportuodavo. Dažniausiai savaitgalį, kuom sportininkų savaitgaliai skiriasi nuo paprastų žmonių, jie dažniausiai yra užimti.
Jo. O kitas dalykas, baigėsi sezonas, vasarą ten dar kažkas, palauk, prasideda rinktinių reikalai. Tai va taip ir būdavo. Dabar yra, kai sakyt, po sezono yra dar, sakykime, 1,5 mėnesio iki rinktinės stovyklos. Anksčiau viskas būdavogi pastumta. Nenutrūkstamai. Praktiškai nenutrūkstamai. Tu baigdavai sezoną, maks savaitę, 2 važiuoji. Ir tie pasirengimo tie laikotarpiai būdavo ilgesni, tu važiuoji iškart į rinktinę, jeigu esi pakviestas, o po rinktinės jau automatiškai klubo reikalai prasideda, tai sakau, tai toks prastas iš manęs buvo medžiotojas. Gerai, bet tai baigus karjerą kaip krepšininko aktyvaus, pradėjai dirbti krepšinio treneriu? Ne, 2 metų ne. Tai tada turėjai laiko medžioklė atsirado truputį. Ne, 2 metų bandžiau pavaidinti verslininką, tai kai sakyt, turėjau daugiau laiko, tai kažkiek tai, Pradėjai aktyviau medžioti. Pradėjau aktyviau medžioti, pradėjau, sakykime, labiau domėtis tais dalykais, nes tikrai nevaidinsiu ir nesigirsiu, kad ten buvau ir žinojau viską, dabar gal, sakykime, keletą žingsnių į priekį stiprių dėta. Supratau. Gamta, medžioklė pas tave prasidėjo nuo vaikystės, buvo šiek tiek pertrauka, tada atsirado galbūt šiek tiek daugiau laiko, Pradėjai truputį aktyviau medžioti, domėtis, Pradėkim nuo to, kaip tu pats manai, ar medžioklė yra reikalinga? 100% taip. Žinau, kad dabar, kai sakyt, prie savo heiterių dar dadėjau būrelį, kurie turės man ką paporinti, bet, kai sakyt, jau mano skūra ant tiek stora, kad man iki lempelės, kaip sakyt. Ir plus aš esu įsitikinęs ir ta prasme, kvailam neįrodysiu, protingi žmonės ir taip supranta, kad medžioklė, selekcinė medžioklė, aplamai medžioklė yra labai reikalinga. Aš visiems duodu skeptikam tokį vieną skaičių, kad jie atsiverstų internetą ir pasižiūrėtų paprasčiausiai, kiek autoįvykių susijusių su... Tai tu pats minėjai, kad čia aš tokai skambinau tartis dėl podcasto, sakai, va, tik sumedžiojau stirnas, bet sako, sumedžiojau su mašina. Taip, tai aš tik tai sakau, jūs pasidomėkit, kiek, sakau, pavyzdžiui, praeiti metai, kiek įvykių daugiau įvyko, kurių kaltininkai buvo, kaltininkas vienas iš... Laukinis gyvūnas. Jo, laukinis gyvūnas. Tai čia kalbant apie tai, kad kiek yra gyvūnų Lietuvoje ir jeigu... Ir kad jų daugėja. Ir jų daugėja, kadangi medžioklės plotai visi yra praktiškai, aš nežinau, tu mane gal pataisysi, praktiškai visi yra privatus arba... Būreliai. Taip, būreliai. Ir kaip žmonėm paaiškinti, kad ne vienas medžiotojų būrelis neišnaikins žvėrių. Ir jis yra nesuinteresuotas tą daryti. Jis yra nesuinteresuotas tą daryti, jis kaip tik yra suinteresuotas juos šerti, ta prasme, jiems padėti sunkiom žiemom, sakykime, pas mus jau tokių dabar, kuo toliau, to mažiau. Kažkiek tai apsaugoti nuo maro, ypatingai šernų populiaciją ir taip toliau. Žodžiu, daug tokių dalykų, kur paprasti žmonės, kurie nesigilina į šitą reikalą, jiem atrodo, kad mes medžiotojai važiuojame žudyti, ta prasme, gyvūnus ir nežinau, mėsos į šaldiklį prisidėti ar kažką tokio. Žmonėm, kaip bandai aiškinti, kas yra selekcinė medžioklė. Taip. Tai jie iš vis žiūri, nesupranta, ten, nusakau. Bet gerai, žiūrėk, tu paminėjai heiterius, kad yra heiteriai, kurie ten, kažkokiais visokiais būdais bando tau ištransliuoti savo nuomonę ir visokius kitokius dalykus. Jie visą laiką buvo ir bus, Taip. Bet kas dabar, žiūrėk, kaip pasikeitė įdomiai, žiūrėk, įmant bendrai pasaulio šalis, skirtingas. Kai Ispanija, kur turi gilias tradicijas medžioklės, pasakoja, čia atvažiavęs žmogus ir apie Švediją, reiškia, kad Švedijoje yra normalu atvažiuoti į policijos komisariatą ir rasti lapuką ant durų pakabintą, mes išvažiavome medžioti briedžių. Taip. Ir tai yra normalus, pagarbos vertas dalykas. Tikrai taip. Aš suprantu, kad mes čia gal turim ir tą ir sovietmečio palikimą, dėl kurio mums visiems skauda dėl įvairių priežasčių skirtingų kiekvienam savaip. Bet kitas dalykas, aš pavyzdžiui, kiek tų krepšininkų pažįsti? Žinomų krepšininkų pažįsti medžiojančių? Mano draugų rate. Pavyzdžiui. Daug. Suskaičiuočiau turbūt 10 kokį. Daug, teisingai. O kiek yra dainininkų, meno žmonių, televizijos žmonių, daktarų, profesorių ir taip toliau, ne? Taip. Aš kažkada esu minėjęs, kad
medžioklė parto, nu, neįžindžiant, sakykime, kaimo žmonių, kurie ten jau nuo tamburelėje, sakykime, nuo vaikystės ir taip toliau, tai šiaip medžioklė yra tokia, nu, sakykime, nežinau kaip įvardinti, aukštuomenės užsiėmimas. Tai yra brangus užsiėmimas, pradėkime nuo to. Tai yra brangus užsiėmimas, tikrai taip. Brangus ginklai, brangus prietaisai, brangus rūbai, viskas yra tikrai kainuoja nemažai. Bet vietos vis tiek randam visi. Ne? Ir profesoriai, ir sportininkai, ir daktarai, ir tie patys kaimo žmonės, ne? Ir ūkininkai, kurie ten, gerai, ūkininkai negyvena vargingiau. Ūkininkai tikrai negyvena vargingiau. Ja, kaimo žmonės, kurie galbūt gyvena vargingiau arba dirba paprastus darbus, ne? Jie irgi turi galimybę medžioti, ko mes šiandien turėtume labai džiaugtis, ne? Nes kitur nebūtinai tu turėsi tokią galimybę, teisingai. Galimai taip, aš nutekė kažkiek tai, sakykime, domėtis medžioklę ne tik tai Lietuvoje, bet ir kaimininėje Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, toje pačioje Ispanijoje ir taip toliau. Tai taip, nu, pats irgi puikiai žinai, daromos kvestinės, komercinės medžioklės ir vėlgi žmonėm aiškini, jos nedaromos šiaip savo, kad pasipinigauti ir taip toliau. Tie pinigai tikslingai panaudojami. Tie pinigai jo yra būtent tikslingai naudojami. Lygiai taip pat kaip visi įsivaizduoja, nu, medžioklė Afrikoje, sakykime, trofėjinė medžioklė, tai visi, didžiaja dalim, kai žmonės mato tūkstančių žvėrių, sakykime, ten, tai jiem atrodo, kad tai čia yra, tu tik tai ateini, sumedžioji. Pokštai ir viskas labai gražu. Jo. Bet jie, pavyzdžiui, nesupranta, kad ta medžioklė yra to kaimo išgyvenimo šaltinis. Taip. Kad ten dirba specialūs žmonės, kurie suranda tą gyvūną, kurį jau reikia išimti iš populiacijos ir taip toliau, taip toliau. Tai yra N darbas, kainuojantis N pinigų. Taip. Ir tai nėra taip paprasta, kaip atrodo, o jūs čia va tokie, anokie. Bet aš sąžiningai, aš pasakysiu, kad tų žmonių mažėja, bent mano draugų, mano aplinkos rate, kurie pradeda suprasti medžioklę. Ir mes, sakau, galėtume paliesti temą, kuri buvo labai aktuali čia keletą metų pas mumis, kas liečia naktinių taikiklių įteisinimą ir taip toliau. Tai kai tu pradedi žmonėm aiškinti, man visą laiką būdavo vienas punktas. Visa Europos Sąjunga priėmė, tai jūs valdžia, jūs nepasitikit savo žmonėmis, mes likome, graikai buvo vienu metu ir mes buvome likę. Tai jūs nepasitikit savo žmonėmis, kur, kaip mes jau ir pristatėme anksčiau, kalbėjome apie tai, kad medžioklė yra, tai nemedžioja, sakykime, teisti žmonės ir taip toliau, medžioja, vadinkim, Dariau, žiūrėk, tu kaip medžiotojas turi, ir aš turiu, ir visi medžiotojai turi mane dokumentą raštišką, įrodantį, kad mes esam patikimi Lietuvos, psichiškai patikimi ir visokie kitokie Lietuvos Respublikos piliečiai. Jo. Ir mumis visais įmanomais būdais, negalima, kodėl galima. Ir vis tiek, pavyzdžiui, man nepatinka. Šitas įstatymas yra priimtas pritraukiant prie situacijos Ukrainoje. Jisai nėra priimtas logiškai, kur, sakau, visa Europos Sąjunga priima, o mes tokie, ta prasme, mūsų valdžia, jie tokie tvirti, kas liečia šitą klausimą ir taip toliau. Bet gal, kaip tu sakai, gal jie bijo tų heiterių? Aš nežinau, ko jie bijo. Aš nesuprantu. Jos turbūt mažiausiai heitina už naktinio taikiklio priėmimą, ar dabar nuo Liepos 1 už duslintuvus. Kas, pavyzdžiui, irgi pritraukta yra žmonės nežino, pavyzdžiui, kad yra šalis Europos Sąjunga, kur yra privaloma. Draudžiama medžioti be duslintuvų. Tai, sakau, man kartais keistas požiūris, bet čia turiu aš pasakyti, kad mes gal turėjome neteisingų žmonės, kurie pristatinėjo šitą programą. Kur link aš norėjau tave privesti. Žiūrėk, o gal reikėjo imti tos žmonės, kurie yra žinomi visuomenėje, ne? Konkrečiai, tave, kitus sportininkus, kurie tikrai, Lietuvoje krepšinis yra religija numeris 2, sutinkė? Jo, važiuok, aš esu kaip treneris primakalavęs, tai mane sunkiai išgirstų. Dariau, žiūrėk, vėl grįžtam prie ko, visi mes žiauriai gerai, mes lietuviai, žiauriai gerai suprantam sportą, visi mes kaip minimum treneriai, kvalifikacija Eurolyga, kvalifikacija kaip minimum Eurolygos treneris, come on,
apie ką mes čia šnekam? Tai yra žmogus, profas, kuris ateina ir sako, hebrai, nu darykit ten tą, velniai nematė, tai yra tavo sprendimas, ne? Aš tavim pasitikiu, ne, kaip treneriu Lietuvos rinktinės, eikit, atsiprašau. Lygiai tas pats yra, ne? Aš tavim pasitikiu, kadangi tu esi medžiotojas, tu turi visus reikalingus dokumentus, psichiškai sveikas, nenarkomanas, patikimas Lietuvos Respublikos pilietis. Ir neprekiaujantis mėsa. Dar dadėkim tai, nes, nu, nes daugam atrodo, kad tai bus skirta tik tai tam, kad pritaškyti kuo daugiau mėsos. Aš gal visi tie argumentai yra nesuvokiami. Tai gal iš tikrųjų, žinai, tada reikia imti, ne, traukti į, kaip sakyti, dienos šviesą, nepykti, aš taip iš savo pusės sakau, traukti į dienos šviesą šitos visus žinomus žmonės, kurie yra Lietuvoje žinomi, kurie yra žvaigždės, kurie yra sportininkai, dainininkai, kurios telikas rodo, ne, kviestis ir apie tai kalbėti. Hebra, žiūrėkit, Darius Maskoliūnas, krepšininkas, Eurolygos čempionas, jis yra medžiotojas. Ar jis jums panašus į kažkokį baubą? Nu ne. Ne, viskas tvarkoja, dabar jau šito daryti nebereikia, nebent reikės kažką naują priminėti, nes dabar turbūt jau priėmė viską, susiprato. Sakau, man tai svarbiausias dalykas yra, kad kodėl mes kaip ir politikoje mes kartais arba bėgam prieki traukinio, arba velkamės iš traukinio galų gale ir rodom tokį nepasitikėjimą savo, sakykime, žmonėmis, savo valstybės piliečiais. Savo, kaip aš sakau, bendruomenę, kuri tikrai daro reikalingą darbą, vadinkime taip. Mums su tavim nepaslaptis, mes žinom, kiek ūkininkų skambina, kiek, ta prasme, ko jie prašo, sakau, ateitų ir iškomunikuotų žmonėm, pavyzdžiui, ūkininko skambutį, kaip jisai skambina būreliui ir ko prašo, ta prasme, kokie yra jų prašymai ir taip toliau. Ir primenam, mums už tai niekas nemoka. Būtent. Mes už tai mokame. Mes už tai dar mokame baudas, jeigu, sakykime. Baudas, metinius mokesčius. Taip. Perkame ginklus, perkam šovinius, perkam aprangą, naudojam kūrą, automobilius ir tai yra brangu. Jeigu tau bus argumentas atgal, sakys, bet tu pasiėmi mėsą, tu valgai žvėrieną. Taip, aš valgau žvėrieną. Aš valgau žvėrieną ir gaminu žvėrieną. Man labai patinka. Ką gamini? Gaminu, pagrindė dabar topas yra pieniškos dešrelės. Kosmosas. Vaikai, ta prasme, pažinai, geriausias lakmoso popierėlis yra atiduoti vaikams. Ar jis valgomas ar ne, yra vaikai. Ja. Tai aš jau ten nekalbu apie nugarinukės ir taip toliau, kur čia viskas, visi jau žino, kad tai yra, čia suprantama, bet iš vatų gaminių, kas yra ir sveika, be jokių B, C ir ten taip toliau, ta prasme, tai pieniškos dešrelės, daktariška dešra, tai yra... Gerai, tu savo vaikus veži gamtą? Vežu. Mokai. Gerai, pagrindus kažkokius duodi. Pas mane jau, žinai, du jau dideli užaugę, tai kai sakyt, jau jie turi savo gyvenimus. Okay. Su mažaja taip ir jinai net pyksta ant manęs, kad pirmą kartą sėdėjo, sakykime, bokštelį, žiūrinėjo per termovizorių gyvuliukus, ne su manim, bet su savo krikšto tėčiu, kuris irgi yra medžiotojas, tai sakė, tėti, aš noriu ir su tavim, bet dar jai bus laiko irgi tikrai ją kada nors. Žinok, ant manęs irgi, gal vyresnė ne taip, bet mažiukas tai būna net ir supyksta, kad aš jo nesivežu. Aš siunčiu filmukus, aš mažai siunčiu filmukus, ten filmuoju lapes arba su pipsiku, kaip ten ožį ar kažką prisikvėti, tai filmuoju, siunčiu. Gerai, žiūrėk, nepaslaptis, dirbai ir Ispanijoje, dirbai ir Lenkijoje, ir treneriu, ir žaidėjas buvai, užsienį medžiojai? Medžiau. O kur labiausiai patiko? Ne, tai Lenkijoje greičiausiai, nes Ispanijoje toks buvo, sakykime, pažintinis, net neturėjau nei savo ginklo, nei taip toliau, tai toks, net negalėčiau tai pavadinti medžioklę. Žiūrėjimas medžioklės, va taip pasakyčiau jo. Žiūrėjimas medžioklės, tai o Lenkijoje buvo ant šernų, ta prasme, sėdėjom ant šernų, buvo ožių medžioklė, tai... Kokios medžioklės tau pačiam labiausiai patinka? Va čia man įdomu, žinai, ką tu medžioji dažniausiai? Ožiai. Čia turbūt daugeliui, ne? Daugeliui, visi laukia gegužės pirmos, ne ta žodis, bet taip, man, nežinau,
Visos jos ir varominės, sakykime, nors aš prisipažinsiu sąžininkai, aš nesu varominių fanas. Jo, bet smagu. Ne. Varominė medžioklė, sutikim, tai yra bendravimas. Tai norėjau sakyti, dar kitas dalykas, ką reikia būtinai paminėti, tai yra taip kaip ir, sakykime, neprofesionaliam sporte, ten tenise, golfe ar kažkur, tai medžiotojų draugystė, buvimas kartu irgi yra superinis laiko praleidimas. Taip. Ir dar kartą reikia pasakyti žmonėms, jeigu žiūrės, medžiotojai negeria prieš medžioklę, nes, ta prasme, ir medžioklės metu negeria. Ne? Medžioklė turbūt vienas iš griežčiausiai reglamentuotų įstatymais, draudimais ir visokiais kitokiais. Bet čia, tu minėjai, čia tas atėjo viskas iš posovietinio, kur susirinkdavo kolchozo pirmininkas, partijos sekretorius. Ir po to Griškevičiui, tarp kitko, čia šitą esu girdėjęs nes mano amžinatelis tėčio kaimas yra Žalgirių kaimas, Deltuva, čia Ukmergės rajonas. Ir ten augindavo fazanus. Tai gerbiamas pirmasis sekretorius tenais medžiodavo. Tai iš ten jau, aš dar vaikas buvau, tie pasakojimai būdavo, kaip už kojas prieš tie fazanai skrisdavo ir gerbiamas sekretorius jos bandydavo sumedžioti. Tai žodžiu, žinokit, nieko panašaus to nevyksta. Tikrai, mes nesakom, kad mes šventi ir taip toliau, ir taip toliau pasitaiko. Visi mes darom klaidas dar. Ne, aš nemanau, kad tai klaida, jeigu tu po medžioklės sėdi su draugais ir atsipalaiduoji. Aš manau, kad kaip tik tai ne klaida, svarbu, kad yra ginklai padėti ir visa tai vyksta saugiai. Taip. Gerai, trofėjiniai ožiai ar selekciniai? Selekciniai. Ir galiu iš karto argumentuoti dėl ko, nes kažkada kaip tik pradėjau, visi turbūt mes tada einam ant tų, ieškom aukso, sidabro ir taip toliau. O po to ateina tokia realybė, kai, kur dėt? Jeigu neturi sodybos, jeigu gyveni bute, ta prasme, dar kol gyvenau name, atsimenu, sakiau, čia aš gal garažė, tai man brangioji sakė, aš tau garažė. Aš tau garažė. Galėsi kartu su visais ragais eit miegoti. Žodžiu, to mano ir elniai, ir ta prasme, ir ožiai, kurie jau, sakykime, negėda žmonėm rodyti, atsidūrė pas draugus, kur ant pirties, kur vietoj pakabų ir taip toliau. Tai kol neturiu, kur, sakykime, juos pasidėti, kad akis džiaugtųsi ir taip toliau, tai man selekcija yra įdomu, nes sakau, ir pamatai visokių gamtos išdaigų. Ir tokių, kad bet vėlgi, jos irgi reikia rodyti, nes aš galvoju, paprastas tūlas pilietis nesupranta, kad čia yra... Kam tu sumedžioji, jisgi toks mažas. Jisgi toks mažas, net po antų nuo ragų nenusimetęs dar. Nesvarbu, kad jis tik vienas, bet žodžiu, maždaug taip, bet irgi jos gal reikia rodyti, bet viskas ok. Tai aš prie, sakykime, daugiau prie selekcijos. Žiūrėk, kada priminėjo, užkabinom tą temą, reiškia apie naktinio matymo taikiklius. Tu buvai už? Aš buvau už nuo pradžių ir mane tai siutindavo, sakau, kodėl mumis laiko, ta prasme, blogesniais negu 23 ar kelios šalis, kur mes esame bendrai Europoje. Ir aš, pavyzdžiui, nesupratau, kodėl toks dalykas nepriimamas yra, sakykime, bendrai Europos Sąjungoje, ką daug yra, sakykime, daug yra tų dalykų, kur yra bendrai Europos Sąjungoje deklaruota, kad turi būti taip ir viskas. Yra tokių dalykų, jie reglamentuotini. Aišku, čia atiduoda kiekvienai valstybei pasirinkti, bet sakau, vėlgi, ir mūsų skaito, kad mes kažkokie, nežinau, kitarūšiai, kad mes paimsim, išnaikinsim žvėris, susidėsim naktinius taikiklius ir dėsim viską. Čia kaip tik, žinai, čia kaip tik yra ta galimybė sumedžioti, atrinkti ten, sakykime, invazinį gyvūną, ar kažkokį sumedžioti mangutų daugiau, lapių, arba širnų tų pačių, atrinkti tą, ką reikia sumedžioti ir palikti to, ko nereikia, būkim atviri. Tai jo, bet tai kai sakai, ir ta prasme vis tiek, aš jų vaizduotėje įsivaizduoju, ką jie mato. Jie mato priekabą mėsos. Jie mato, sakykime, kaip, tai gerai ar negerai, bet vis tiek papuola kartais ir į spaudą ir taip toliau, sakykime, ypatingai varominių medžioklių pagerbimo
tas momentas. Taip. Ir kai jie pamato tos, ten, sakykime, sumedžiotus ten 20-30 gyvūnų, jie nesvarbu, jie net nežiūri, kad čia ceremonija, kad čia viskas yra daroma, yra tam tikros taisyklės ir taip toliau. Jie mato, kad nuvažiavo, pridaužė, prižudė, taip toliau. Ir, sunku. Gerai, ką galvoji apie duslintuvus? Jaugi galėsim nuo Liepos 1? Už abiem rankom, kojom ir kom nori, ta prasme, nes tai vėlgi yra, nežinau, kaip paaiškinti. Žiūrėk, aš tai paprastai paaiškinu. Vat, aš iš savęs, ką sakau, ta prasme, savo aplinkai. Sakau, žiūrėkit, 114 decibelų garsas yra tas, kuris jau kenkia klausai ir klausa po to... Tu viską žinai skaičiai. Prastėja. Aš to net nepasakysiu. Prastėja, ne? Ta prasme, ar tai būtų kažkoks, nesvarbu, koks tai bebūtų prietaisas, ne? Tai tas prietaisas jisai sumažina tą garsą, mažiau padaro. Bet aš tau kontrargumentą. Ausinės dėvėk. Žiūrėk, su ausinėm yra nepatogu. Aš tiesiai sakau. Man, pavyzdžiui, su ausinėm yra nepatogu, su ausinių kištukais yra nepatogu. Kitas klausimas, kaip aš uždėsiu ausines tam žmogui, kurio sodyba už 300 metrų, nes 200 metrų yra ta riba, kada mes negalim šauti arčiau sodybos, ne? Kaip man uždėti ausines savo šuniui? Ne, žiūrėk, su argumentais aš sutinku. Aš net pasakysiu vieną tokį pamastymą, kurį aš buvau sugalvojęs. Aš kažkada pas savo šeimos daktarę teiravausi. Taip. Sakau, o jūs negalite man, pavyzdžiui, išduoti pažymos, kas ką tu suminėjai, kad man yra būtina naudoti. Kad man yra būtina naudoti duslintuvą. Aš taip nebuvau sumastęs. Ne, bet čia mintis. Aš galvojau per mediciną. Ja. Ir jinai mane tai pažiūrėjo, sakė, ne. Gudriai tu sugalvojai. Gudriai sugalvojai, bet ne. Aha. Nes sako, mes neturim tokios, nežinau, kaip tai gali pasakyti, kad aš pusiau kurčias, tai sakys, nemedžiok, žinai. Ja. Maždaug, bet tai nėra, bet aš džiaugiuosi, kad sveikas protas nugali. Kad, ta prasme, tu neerzini gyvūnų, ta prasme, nesukeli jiem bereikalingo streso ir taip toliau. Sakau, sveikas protas nugalėjo. Kažkada žmogus išeina į pensiją. Ot, savai įsivaizduoja tokioje vietoje, ne? Kažkada vis tiek, nebebus tų jėgų, gal tiek daug ir taip toliau. Gal turėsi dar daugiau laiko medžioti? Nežinau. Aš sakykime, turiu draugų pažįstamų, kurie, aš nenoriu, kad man taip atsitiktų, kurie, sakykime, buvo žiauriai įsiazartinę. Taip. Puola nerės tačia galva į viską, į varominės, trofėjinės, ne tik Lietuvoje visur ir taip toliau, turi tam galimybės. Ir po to ateina momentas, kai jie nebenori to visai. Ta prasme, praeina, sakykime. Atsikanda, praeina azartas. Aš neatsikandęs, bet aš nesu, sakykime, aš daug ko norėčiau, bet tam turi būti, mes puikiai žinome, kiek tas mūsų noras, sakykime, kainuoja. Yeah. Aš labai norėčiau, aišku, tik dabar jau į našą rašą važiuoti negali. Yeah. Mano visą laiką buvo svajonė, Kamčiatka ir taip toliau, tie kraštai. Pamedžioti tenai. Jo, tenais pamedžioti. O svajonė ten pamedžioti kažkokį konkretų trofėjų? Ar? Meška ir briedis. Meška ir briedis. Ja, nes turiu draugą, kuris sumedžiojęs tenais, aš tokio nesu matęs. Tokio dydžio briedžio, kaip sakyti, nesu matęs iš vis. Nes jau net aš savo rankom ten ragų kekės, ta prasme, tų šakų neapimu. Tai, žodžiu, labai jau ten trofėjus. Tai ir šiaip ten gamta, tai jinai fantastinė ir kitokia. Tai... Bet žiūrėk, tai nežiūrint į visą tai yra dar svajonių, kurios negyvendintos. Ne, yra. Aš ta prasme, sakykime, nesu tas, kur labai nori, nesu buvęs Afrikoje, ta prasme, nesu buvęs Afrikoje medžioklį. Taip. Tai gal ir net nenoriu medžioklę, bet noriu ta prasme, grinai safari pasižiūrėti. Pamatyti gamtą. Pamatyti gamtą, pamatyti žvėris. Medžiot, žinau, kiek kainuoja licenzijos ir taip toliau, ir plus vėlgi neturiu kur su tais trofėjais, kur juos pastatyti ir nežinau, tai turbūt viena iš dedamųjų, kuri netraukiama, bet pamatyti visą tą, tai aš tikrai noriu, žinau, kad tai padarysiu.
ir netgi artimiausiuose planuose yra, kad nuvažiuoti su vaikais, ta prasme, vaikam parodyti ir pačiam pamatyti būtų labai įdomu. O šiaip, aišku, tai čia yra, pažinai, ta prasme, tu tik norėk, turėk resursus čia ir laiko, tai ta prasme, yra fantastinių vietų ir fantastinių medžioklių. Žiūrėdavau, kol tas kanalas buvo, toks Diki kanal buvo per televiziją, kur apie tą kalnų medžioklę. Jo, kažkada, žinai, aš irgi žiūrėdavau, buvo Diki, buvo Achoto ir Balka, tai Achoto ir Balka kažkaip nusivažiavo labai smarkiai, o Diki pakilo. Tai vat man irgi ta kalnų medžioklė faina labai. Tai man ten, aš pasižiūriu, sakau, mano kolegos krepšininkai jau yra net kelias ekspedicijas padarę ir po to matau ir video, ir foto, ir pasakojimus, tai seilė tysta, nors tai vėlgi, tai nėra lengva, ten niekas nevežioja tavęs su mašinom, ta prasme, tavęs nėra taip, kad tave privežiai ir tu sumedžioji žvėrį, eini, ieškai, taip faktas, kad tam žmonės ir yra samdomi, kurie dirba tą darbą, kurie žino, kur yra žvėris ir ta prasme padeda surasti ir sakykime, daveda tave iki tinkamo atstumo, kur tu gali bandyti sumedžioti. Gerų svajonių turi. Žiūrėk, tu čia kaip parodėjai, taip, tu ragų neapglėbi. Aš pasižiūrėjau, žinai, rankos išti galvoju, o kur tu rūbus perki? Ar yra pakankamai dydžio tau rūbų medžioklė? Tarp kitko, absoliučiai nėra problemų. Mano kolegos gerokai už mane didesni ir wingspanas didesnis irgi randa, o jeigu neranda, tai yra daug visokiausių metodų, kaip pasididinti ir taip toliau, bet kas liečia mane, tai aš neturiu absoliučiai jokių problemų. Blazeris viską idealiai siūva. Tai aš pareklamuosiu blazerį dabar. Reklamuok, viskas tvarkoja. Tai viskas tinka. Gerai, dabar tu paminėjai, kad kolegos ten kašiorai, medžiotojai, prisipažink, vis tiek dažniausiai turbūt medžioji su ta savo, kaip sakyt, pažįstamais, su kuriais kažkada sportavai, su kuriais kažkada pažįstamas. Nebūtinai, ta prasme, nebūtinai. Taip, mes, ten sakykime dabar, kadangi būdu pensijoje nuo sporto, tiek Robertas, tiek aš, tai mes kars nuo karto kartu pamedžioju, aš jokia nepaslaptis, šiandien važiuoju su Darium Songaila, kuris turi patirties ir čia, ir Amerikoje daug medžioja. Aš mačiau nuotraukos kažkokios, kai jisai su lanku ten... Tai jisai Amerikoje su lanku daug laukinius kalakutus. Jo, medžiodavo, tai šiandien su juo važiuojam. O šiaip tai, daug turiu draugų ir ne tik iš sporto, iš verslo pasaulio, iš kitų užsiėmimų sričių, sakykime. Tai... Ar tu pats priklausai kokiam nors būreliui, ar ne? Dar vis ne, nes pasakysiu atvirai. Kandidatas? Taip, vadinkim taip. Ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad kol gyvenau tą kaip klajoklio gyvenimą, vadinkime, sportininko, ar tai žaidėjo, ar trenerio, mane paprasčiausiai atkalbėdavo būrelio, ta prasme, žmonės, ar tie, kas ten organizuoja, kas priema, nes, tavęs taip ar taip nėra. Jeigu tu atvažiuoji 2 kartus į metus medžioti, ta prasme, tai galima prisidėti ir kitais būdais, tai nereikia būtinai buvelių, yra grūdai, runkeliai, taip toliau ir visi kiti dalykai, tai visą tą darai, o dabar jau kai nusėdau vietoje, sakykime, tikiuosi, kad nusėdau, nors niekad negali žinot, kaip pasisuks situacija. Būkim atviri, buvusių krepšininkų nebūna, ne? Kaip ir policininkų buvusių nebūna, nes tu visą laiką širdį krepšininkas būsi, kaip be būtų. Jeigu jau pradėjai krepšinio trenerių būti, vis tiek tu jo būsi, ne? Ir jeigu tu gauni darbą užsienio šalyje, jeigu darbą užsienio šalyje gauni, tu važiuoji. Aš suprantu, bet aš taip negalvoju, sakykime, dabar jau į priekį, galvoju, kad aš jau trenerių nenoriu būti? Jo, nenoriu. Bent dabar nenoriu, o metai bėga, ateina jaunoji karta, tai po to, kad ir nori, nėra vietos, sakykime taip. Tai kur aš tave padėsiu? Kam tu reikalingas jau, sakykime. Tai žodžiu, tai aš galvoju apie tik tai
mūdu žinom su tavim procedūras visas ir taip toliau, čia nėra, kai sakyt, ranką iškėliau ir aš ateinu. Labas, aš noriu maždaug taip toliau, tai yra keletas vietų, kur mes truputėlį diskutuojam ir taip toliau. Tai ir kur dažniau nuvažiuoji. Ir... Taip, yra vietų, tai sakau, nenoriu atskleisti visų paslapčių. Tai... Ne, tai čia viskas tvarkoje. Gerai, paukščių medžioklė patinka ar nelabai? Ne. Kodėl? Nežinau, vsąžiningai visi mane irgi, aš buvau. Žiūrėk, tu atsakai, ne, va ten aš neturiu kur trofėjų pakabinti, net ten stirninų kažkur, ne. Come on, tai yra paukščių medžioklė, kur ten tų trofėjų kabinti nereikia, ne? Aš žinau, nežinau kaip pačiam, bet aš žinau ir tu žinai. Aš ir pats nemėgėjas. Nemėgėjas? Ne. Nes yra žmonės, kurie dievina ypatingai ančių medžioklės ir taip toliau. Tai hebra važiuoja mano, ten pažįstami varo į Čekiją, medžiot ančių, medžiot ant fasanų. Aš irgi turiu pažįstamų, kurie žiūri mane lygiai taip pat nustebę, žinai, sako, kaip, tu nemėgi. Aš buvęs ne kartą, taip toliau, bet man tas šaudimas į orą, kaip aš sakau, ta prasme, vis tiek, tugi netaikai į antį tiesiai, sakykime. Taip, tu taikai į orą. Tu taikai į orą ir ten pleškinį, po to mėlynais pečiais vaikštai, kaip nepatyręs medžiotojas. Neprisidėjai šautuvo normaliai. Nepridėjai šautuvo normaliai. Jo, pirmą kartą aš atsiminsiu, turbūt, nežinau, visą gyvenimą atsiminsiu, po to kitą dieną. Kas čia yra? Žiūri, skauda ir čia, ir skauda čia, jeigu gerai. Ne, man žando ne, bet mėlynė buvo ant peties, tai sakau, blemba, kas čia? Ir atrodo, ten nėragi tos atatrankos nieko, bet užtenka to. Tai žodžiu, aš kažkaip nesu šitas fanatas, nors smagu, vis tiek. O kiškiai? Negalėčiau teikti, kad neslėpsiu, esu sumedžiojęs ir ne vieną, bet kad ta tokia, sakykime, bet žiemų nebėra. Tai ta prasme, kada tą kiškį medžiojat, kur ant purvo ir taip toliau, tai kažkaip tas toks, nežinau, vėl būtų ta, kaip mūsų tėvai sakydavo, šalta, kad net tvoros braška, tai tada gal ir būtų. Nors vėlgi reikia turbūt pastebėti, ir čia man pritarsi, kad kiškių žiauriai padaugėja. Jo, mes, pavyzdžiui, anksčiau tiek kiškių tikrai nematydavom pas save, kur aš medžioju, tikrai nematydavom tiek, jų tikrai tiek nebūdavo. Su kuo tai yra susiję? Žinok, Aš galvočiau, kad, matoma irgi kažkiek tai, kad nėra dabar, nežinau, bent ten, kur aš į Varominės važiuoju, komercinės ir taip toliau, tai kad būtų specializuotos kiškių medžioklės. Tarp kitko. Vienintelė vieta, kur medžioklė katilų, esu dalyvavęs kelis kartus, tai yra katilų zuikių medžioklė. Aišku, ten pakliūna lapių, reiškia, esam radę ir šernus katilų apsupę, žodžiu, ten visokių istorijų, tai Marijampolė. Esam medžioję katilų, zuikius ir aš žinai, tu papasakojai apie savo vaikystę, ne? Kad pas tave tos nuotrupos yra, reiškia, prisiminimai, kai tu eini kažkur per sniegą, tavo senelis eina ir tavo senelis medžioja kiškį, ne? Ir, prikabintų kiškių kartu tie fragmentai. Man lygiai tas pats vaikystės prisiminimas, ne? Senelis, atsiprašau, pasakoja, kaip jis kažkur nuvažiavęs prie daugų, eina per laukus, sumedžioja kiškius, lieja šratus, ten šovinius užtaisinėja ir taip toliau. Taip. Ir aš kada pradėjau medžiot, man vienas iš tikslų buvo pamedžioti smagiai su gera kompanija kiškius laukuose. Ir galų gale man pavyko tą gyvenimą Marijampolėje. Super, tai mano dar irgi yra dar viena iš vėliavėlinė vilkų. Jo, tai šiemet nespėjau niekaip, nors kelis kart buvo galimybė, bet ten reikia, žinai, greitai. Tarp kitko, šitos medžioklės fanatų daugėja. Jo, kadangi vilkų padaugėja. Vėl tautai, kurį nežino, vilkų padidėja žiauriai. O lūšių? O lūšių, taip. O lūšis ir vilkai ima viską. Klausyk. Pradedant nuo, nežinau, nuo ko ir baigiant kuom. Su istorijom tokiom. Taip. Sėdžiu, laukiu elnių ant želmenų, išeina 3 stirnos į lauką. Išeina 3 stirnos į lauką ganytis pro sodybos kampą
ir 3 stirnos atsisėda ant subinės, sėdi žiūri. Mhm. Lūšys. Mhm. Chlastė atsisėdo, kad katino pozai sėdi, dairosi. Nu, ta prasme. Man irgi yra tekę sėdėti ir žiūri trikampiai. Nu, ausytės. Aha. Nu, nes stirnos. Nu, ne. Ir žinau, kad, o stirna jau sakykime, patelė išėjus. Aha. Ir žinau, kad turi išeiti dar berniukas, kaip sakyti. Nu, ruja vyksta. Jo. Ir tik tai lojimas. Vėlgi žmonės nežino, kad loja. Nu, ir tarp kitko loja baisiai. Baisiai loja. Baisiai. Jo, tai tik tai lojimas ir žaibiškas greitis į mišką ir žinau, kad ant rytojaus sakė, kad stirnos liko tik tai detalės. Jo. Gerai, grįžkim prie stirninų. Mėgstamiausia tavo medžioklė, selekciniai stirninai. Vilioji, sėlini, ką darai? Ir einu, ir vilioju. Ir bokšte sėdžiu, ir ant lauko sėdžiu. Kai prasideda ruja, tai ten yra, kai kvailiukai vaikšto. Pip ir papipini ir ta prasme bėga. Tai, o šiaip, sakau, ką žinau, negalėčiau įvardinti, bet visus metodus esu išbandęs ir viskas tinka, patinka. Viskas tinka, tai ta prasme. Okay. Ką žinau, man tai šiaip žiūri, fainas tavim buvo pašnekėt, pasakysiu atvirai. Aš vis dėlto galvoju, kad reikia jūs, tuos žmonės, kurie yra atpažįstami, kurie yra žinomi, pradedant nuo sportininkų, baigiant menininkais, gydytojais, daktarais ir visais kitais. Nebijoti eiti kažkur kažką pasakoti, kad taip, aš esu medžiotas. Taip. Ir tik tai tokiu būdu mes pakeisim visuomenės nuomonę. Žinau, čia yra mano gilus įsitikinimas šitoje vietoje. Čia aš su tavim 100% sutinku. Čia, sakyčiau, aš pradėti reikia nuo daktarų, nes žmonės, žinai, kaip daktarėlis. Daktarėlis sakė, daktarėlis nemeluos. O turbūt, sakykime, tai masė daktarų yra, kurie tikrai užsiema medžioklėmis kaip atsipalaidavimo būdą ir kaip potraukis, ypatingai chirurgam, po to jiem darinėt gali kaip praktikuotis skalperiuku. Bet aš sutinku, kad reikia bandyti keisti tą požiūrį, nors kartais atrodo numoji ranka ir nekreipi dėmesio į tai, sakai, vis tiek neįtikinsi, bet... Bet vis tiek ir man, ir tau skaudu yra, ne? Kad tave laiko, atsiprašau, durnium, kaip tau pasakyti? Ne, aš nesutikčiau su tavo teiginiu, kad skaito mus durniais, mus skaito brakonieriais, ne brakonieriais, o tokiais gyvūnijos žudikais, maždaug taip. Tai mes tom užsiemam. Pasakyk dabar garsiai, kiek tau reikia kartų nuvažiuoti į gamtą, ne? Kad ką nors, kad sumedžiotum tą, kaip tu sakai, kreivą, šleivą ir visokį kitokį stirniną. Čia kaip visiems atrodo, tai nieko? Nu nieko. Maždaug tu nuvažiavai, tai kaip nesumedžioji? Nesumedžioji, nes paprasčiausiai ir vieną kartą nesumedžioji, ir antrą, ir trečią nesumedžioji. Po to gali būti, nepataikiai. Visko būna. Ta prasme, visko būna ir visko bus, bet sakau, žmonėm reikia aiškinti, kokia yra populiacija, kad pas mus Lietuvoje yra labai daug gyvūnų, kad būrelių žmonės daro darbus, didelius darbus, kad tą populiaciją išlaikyti ir ją padidinti gyvūnų skaičių. Nes medžiotojas yra vienintelis žmogus, kuris yra suinteresuotas, kad gyvūnų būtų kuo daugiau. Tai čia 100%. Ir sakau, čia visi tie bandymai pritempti prie to, ką aš jau ir minėjau, man sakau, iki dabar nepatinka, kad ten naktiniai ir čia duslintuvus viską pritemps prie situacijos Ukrainoje, kur taip, mes žinom tą situaciją, ten yra tragedija, viskas blogai, bet tai niekaip nėra susijęs su medžioklė ir taip toliau. Ar medžiotojai, kai sakyt, gali būti tie savanoriai nedaug dienos X atveju,
Manau, kad 90%, sakykime taip. Taip. Tai vėlgi, o mes tikrai nedarome žalos gamtai, vadinkim taip. Tikrai ne. Tai gamta pati ant tiek yra, kai sakyt, moka įsivalyti ir susireguliuoti, nes sakau, šernų populiacija, mes puikiai žinome, šitiek, ta prasme, neįsivaizduoja kiekio žmonės, kiek, pavyzdžiui, neįsivaizduojami kiekiai, kiek maras išguldo. Labai paprasta alegorija. Mes iki šiol nežinom, nuo ko atsirado COVID-as, ne? Taip. Nežinom. Vieni sako laboratorija, kiti kad savaime, kiti kad ten bežionės, dar kažkas. Aš tai priimu labai paprastai. Žinai kaip? Koks yra didžiausias kenkėjas Žemėje? Žmogus? Tai čia gamta nuo mūsų valosi. Vėl, tu būk atsargus su šitais visais pamastymais. Nes mes esame didžiausias kenkėjas. Aš sutinku ir tai iš tikrųjų vyksta, bet yra žinomų visuomenės žmonių, kurie pabandė tai pamastyti ir buvo netaip suprasti. Žinok, man dabar yra viskas paprasta, aš nesu žinomas, aš nesu ten. Nes yra viskas ant tiek jautru ir taip toliau, tai čia tie visi tokie pamastymai. Aš tave suprantu, ką tu sakai. Ir ta prasme, ir pritariu, bet sakau, reikia būti dabar labai visiems politkorektiškiam, nes galim likti nesuprasti. Gerai, Dariau, tau dovana. Čia, kad žinotum, kurie termovizoriai geriausi. Gerai. Čia kaklaskarė, kad žinotum, kokie duslintuvai yra geriausi. Nuo Liepos 1. Nuo Liepos 1 apie jakį. Super. Tai va, švediški? Suomiai. Čia Suomiai, švediški stalonai bus. Žodžiu, ačiū labai. Dariau, ačiū tau labai už tai, kad atvažiavai, už tai, kad nepagailėjai savo laiko. Šiandien mes bendravom su Dariu Maskoliūnu. Žinot, kas yra Darius ir tikrai nereikia jo pristatinėti, be ko šiandien mūsų pokalbio nebūtų, be Dariaus žinoma, bet dar taip pat be OpticSpot, kuris yra pagrindinis mūsų tinklalaidės rėmėjas. Ir žinoma, Hart, kuris rengia mane ir saugo mano skūrą nuo visokių geliančių vabzdžių ir kitokio brudo. Tai va, tai Dariau, ačiū tau labai, kad atvažiavai. Tau, kad neplauk. Buvo labai smagu pasišnekėti. Dėkui tau.